į šitą stovyklą nepavyko visas, ką mes planavom susikviesti, bet susikvietėm tas, kurios norėjo ir dar kai kurias jaunas žaidėjas, kurias norim patikrinti ateičiai. Tai sklandumas buvo tame, kad geros sąlygos, merginos labai noriai dirbo, noriai ruošėsi ir savo ateinančiam sezonui ir tiems langams po biškį. Tai aš galvoju, kad šitą stovyklėlę mums davė gana didelę naudą, vien dėl to, kad mes galėjom pritraukti naujų žaidėjų, pažiūrėti naujas žaidėjas ir su tom patyrusiom arba tom žaidėjom, kurios žaidė languose, dar pasikartojom, kažką naujo įnešėm. Tai kad man tai labai daug davė šitoj stovyklai ir aš galvoju, ir merginom davė. Vėl mūsų tikslas yra, išėjus mūsų vidurio puolėjai baigus karjerą, yra truputėlį pasikeitimai ir šitą vietą turės užpildyti kitos vidurio puolėjos. Tai dabar bandysim, aišku, gali ir biški filosofija keistis, ir stilius keistis. Tai reiškia, bandysim kitas vidurio puolėjas ir žiūrėsim, iš kurie deriniai, kurios kombinacijos mums padės su jom geriau žaisti ir pasiekti savo rezultatą. Tai susirinkom savaitėliai, per daug čia nieko nenuveikėm, turėjom 10 žaidėjų, tai kiek kas galėjo, kas daugiau mažiau sportavo vasarą, tai pasižaidėm derinukus ir keliausim sužaisti porą draugiškų rungtynių. Tai vis tiek tas individualus darbas vasarą yra kitoks negu su komanda, tai jau rugpjūčio mėnuo realiai visos ruošiasi klubus, manau, tas komandinis žaidimas tiek prisideda prie pasiruošimo sezonų ir tęstinumas gaunasi. Tai tiesiog pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, gal neturim visų žaidėjų, bet vis tiek kažkokios pagrindinės idėjos liko nuo praeito lango, taip pat kažkiek ruošiamės kitam, tai tiesiog pasižiūrėti, kas veikia, neveikia, gal turim jaunesnių žaidėjų porą, tai pasižiūrėti jas ir tokie ir tikslai. Tai darbai, kaip visada, kai atvažiuoji į rinktinę, vyksta gerai, visi su gera nuotaika, visi kažkiek pasilgę to sporto, ypač tos žaidėjos, kurios ilgesnės atostogas turėjo. Aišku, gaila, kad nėra susirinkusi pilna komanda, kažkas žaidžia 3 prieš 3, kitos žaidėjos pasirinko gal poilsį, pasigydyti kažkokias traumas, bet kaip ir kalbėjom su vyrtreneriu, gerai pamėginti žaidėjas tos, kurios nebuvo iki šiol moterų rinktiniai ar atėjo iš jaunimo rinktinių, tai procesas vyksta, kažkiek vyksta tas pasiruošimas langui lapkričio mėnesio, sakau, nuotaikos geros, darbas geras. Europos tas mūsų 20 čempionatas gal nebuvo toks, kokio tikėjomės. Tikrai jis buvo ir psichologiškai nelengvas, kai tu dviejose Europos čempionatuose finaluose žaidėjo, čia kovoji dėl tų tokių vietų, kad išlikti A divizione, bet sakau, aš visada mėgstu darbą, neilsėtis, tai aš čia tikrai džiaugiuosi. Puikiai komanda susirinkusi, tiek žaidėjas, tiek trenerių kolektyvas. Iš jų visada galiu kažko išmokti, judėti į priekį, tai džiaugiuosi to. Tai ir tikslai kaip visada, kaip ir šitos stovyklos tikslas kažkiek apšaudyti tą jaunimą, kuris čia nebuvo, kažkiek pasiruošti tam langui. Pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Slovėnija tikrai nebloga, stipri komanda. Bet važiuosim, žaisim, pasižiūrėsim, kas sekasi, kas nesiseka, ką galbūt pakeisti langę, tokios mintis.